Labas rytas. Šiandien pasidalinsiu apie Neolife kalcio magnio D, ką jis mums padeda susitvarkyti ir kaip jis mums pagelbėja. Iš anksčiau esu dalinusius apie rūgštingumą. Tai jeigu jau pradeda kilti rūgštis, dirgina, erzina, tai šitas produktas sukramtai vandenuko ir labai gražiai viskas nurimsta, ir jeigu dažniau kartojasi, jau reikėtų kas kartą pavartoti. Man vienas iš svarbių momentų, jis tinka ir vaikam, nėra amžiaus cenzo, neturi šalutinių jokio poveikio, saugus. Toliau yra rekomenduojamas prie alergijų. Tai, sakykime, pastoviai vartojant, jeigu kažkokiu turit alerginių problemų, tai laikui bėgant tikrai galite apie jas pamiršti. Kas mums labai pasitvirtino vasarą, kai prasideda, netgi jau dabar, jeigu pastebėjote, uodai skraido, jau jie kandžiojasi, tai mūsų šeimoje šitas produktas vasarą kasdienybė ir mes jo nepaleidžiam, nes kai sukramto, neiššoka jokie guzai ir neniežti, nenusikasom iki kraujo, puikiausiai nuramina, gražiai viskas nurimsta ir susitvarko. Toliau esant depresijai, taip pat jį vartojant gali žmogus nurimti, daug dalykų susitvarkyti. Teko klausytis vieno iš seminarų, Neolife kompanijos iš mokslininkų kalbėjo apie pagal amžių, kodėl būtent šį produktą reikėtų vartoti. Tai sakykime, nėštumo metu, kadangi esant vaisiui, kalcis magnis D yra be galo svarbus ir reikalingas, dėl to, kad vystosi vaisius, jis labai daug iš mamos atiminėja ir nekartą esam girdėję, kaip dantys silpni patampa ir kaulai, ir rezume gali osteoporozė išsivystyti po nėštumo. Tai kad to neįvyktų, šitą kompleksą būtinai reikėtų vartoti. Toliau, per patį nėštumo laikotarpį taip pat mama maitina, todėl ir vaikui jau pats augimo procesas, formuojasi visa kaulinė masė ir taip pat labai svarbus, plus ir mamai neprarasti kaulinės masės, tai ir stiprių dantų, ir stiprių kaulų. Menopauzės laikotarpiui, kadangi moteriai visų pirma krenta estrogenų gamyba, tai gali sukelti du šalutinius poveikius. Vienas iš jų, mes prarandame kaulų masę, todėl su šituo, sakykime, aš po šito seminaro suvokiau, kad aš jo nepaleisiu ir aš nenoriu lankytis ten eilėse stovėti ir noriu tvirta būti, noriu tvirtus dantis turėti, noriu tvirtus kaulus turėti. Labai įdomus momentas. Pasirodo, kai kauluose pradeda trūkti kalcio, organizmas kokio gudrumo, be dantų mes galime išgyventi, jis pradeda atiminėti kalcį iš dantų. Esame turėję tokį momentą, vienos moters istorija, nuėjusi pasitikrinti dantis, gydytoja pasakė, jog visa kaulinė masė yra silpna ir kad greičiausiai reikės operacijos, nes jai nusilpnę dantis buvo. Ir gydytoja klausė, sako, jūs turėjot metai laiko ar ten keletą jausti kažkokius simptomus? Sako, sako, aš jutau, man paskaudėdavo, aš nuo skausmo pagerdavau ir tam kartui, o pasekmė, visa kaulinė masė yra, silpnėja, bet kadangi matyt dar vis laiku pataikė į šitą traukinį, tai
su šituo produktu atsistatė kuo puikiausiai ir neprireikė jokios operacijos ir šiai dienai, kiek žinau, sąžiningai vartoja ir džiaugiasi. Kas liečia vaikus, tai taip pat, kadangi vaikai apskritai, jie greitai auga, jie energingi, reikia labai labai svarbu. Taip pat formuojasi visa kaulinė masė, dantis. Tai šitas produktas išlaikyti, padėti, sukurti pamatus vėlesniam laikotarpiui labai labai svarbus. Taip, tas pats ir su paaugliais. Jiems taip pat yra be galo svarbu, nes pagal mokslininkus kaulinė masė formuojasi iki 20-24 metų. Po to mes jau ją pradedam praradinėti. Todėl reikėtų nesudaryti deficito organizme. Paprasčiausiai pastoviai palaikyti, kad neprasidėtų problemos nereikalingos. Vyresnio amžiaus lygiai taip pat, kadangi ir medžiagų apykaita lėtėja ir pradedame su amžiumi senti. Tai vienas iš, kad neprarastumėm tvirtumo, ilgiau išliktumėm stiprus, tai šitas produktas kalcis magnis D yra be galo svarbus. Tai vat vienas iš savo įsipareigojimų ir sprendimų palaikyti, neduoti organizmui deficito ir išlaikyti stiprius kaulus. Turėjau kaulus dantis. Turėjau klausimą, kodėl kalcis ne vienas, prie ko čia ir magnis, dar D. Šita kompanija labai į daug dalykų, aspektų žiūri, kad nebūtų vienas, sakykime, tas produktas ir jau čia pasirodo, kad šita trijulė, jie tarpusavį sąveikauja dėl geresnio įsisavinimo, dėl sinergijos, dėl absorbcijos. Tai va, kalcio absorbacijai būtinas pakankamas vitamino D kiekis. Antras mineralas esantis šiame produkte yra magnis. Nustatyta, kad ir kalcis, ir magnis padeda vienas kitam absorbuotis. Daug gerų dalykų. Toliau, užpernai, prieš 2 metus turėjau ne vieną atvejį, kai moteris kreipėsi, mėšlungis traukė, ypač vasarą mes per prakaitą labai daug prarandame kalcio, visų kitų dalykų ir toksinai valosi. Tai šitas produktas labai gražiai viską sudėlioja, jį reikia vartoti ir neturėsite, aš jau daug metų nežinau, kas yra mėšlungis, be galo džiaugiuosi. Taip pat dėl rankų kojų apmirimo ir tirpimo labai svarbus. Sąnariams labai rekomenduojamas. Prie širdies permušimų tai jau rodo taip pat kalcio deficitą. Sulėtėjęs pulsas, dantų kariesas, dėl krešėjimo taip pat ir polinkis kraujuoti rodo kalcio deficitą. Dėl magnio reguliuoja širdies darbą ir kraujagyslės, būtinas raumenų susitraukimams, teisingam darbui, dalyvauja daugelį fermentų reakcija. Šį produktą, kaip pasakyti, rekomenduojamas, sakykime, kad nebūtų mums tos osteoporozės moterim ar vyram, alergijom, padėjusiam rūgštingumui, nuo niežėjimų, širdies ritmui, kraujotakai ir netgi nerviniai sistemai. Tai va, kalcis suteikia dantims, kaulams stiprumo, tvirtumo, nepakeičiamas augant ir raumenų susitraukimams, dalyvauja širdies veikloje, širdies ritmui, nervų impulsų perdavimams, dalyvauja kraujo krešėjimo procese, padeda maistinėms medžiagoms įsisavinti į ląsteles.
kas man labai buvo ilgai nesuprantama, kodėl vieni produktai veikia, kiti neveikia. Tai šita kompanija, jos produktai visi veikia ląstelės lygmenį, kadangi imama iš maistinių medžiagų, išskirtinė kapsuliavimo technologija ir panašiai. Organizmas atpažįsta kaip maistinės medžiagas ir ne tik, kad kraujyje paplaukioja, bet organizmas savinasi puikiai ir net kompleksai padaryti, kad tikrai garantuotai įsisavins, o ne pasišalins ar nusės, ko tikrai niekas nenorėtumėm. Kalcis prisideda atliekų šalinimui iš organizmo, būtinas netgi atminčiai. Taigi, būkime tvirti, naudokime, vartokime. Jeigu išmėginsite, būtinai parašykite komentarą, lauksiu ir iki kitų kartų.